Labas rytas. Vyksta pakavimas. Vidmantai, labas rytas. Kaip reikia pasakyti norvegiškai? Gumorą. Va, kačiukas išlydimus. Jau beveik viskas pakrauta. Nu va čia pilna mašinėlė gaunasi tų daiktų. Ką čia va, reikia pasižiūrėti. Va čia va dar va, visokios katės. Jeigu kartais slydė sulūžtų. Lazdos. Slydės jau ant viršaus uždėtos. Artūrai, kaip labas rytas norvegiškai? Aptarkunsi ten žino. Paklausk dar kartą Vidmantą. Tere Marko. Gumorą. Good morgen. Good morgen. Kaip vokiškai? Good morgen. Gerai, žinai, morgen ir viskas. Taip. Nu va, ir čia gyvena tumeleniai. Visi. Ir kiek mes čia temperatūros turim? Nežinau, nėra temperatūros čia. Yra. Kažkiek tai plius kažkokie tai gal netgi visi 6 laipsniai. Nu kaip šaldytuve. Žinai, tenai. Nu ką, pajudėjom, va. Važiuojam sniego jau matau. Vidmantai, kas čia per kalnus? Yra Kolsos bakė. Aha, ir kas čia? Snowboardistai. Snowboardistų rojus, va čia ant snowparką matau. Kai reikės. Tai tau užvažiuot ant greikelio reikės. Gerai. Bergeno pusę važiuojam, jau? Šitą tu atsargiau, žinok, nes tau kainuos... Kiek kainuos? Tau kainuos 1400 eurų. Eurų, tik tai. Tik tiek. Už filmavimą. Taip, už... Tada tu pafilmuok. Išjunk jau gal, žinok, išjunk. Pato, žinok, sužiūrėsim bus... Va, turim vaivorykštę priekį. Gražią. Oras nuostabus. Artūrai, kaip tu ten telpi? Nu ką, viskas taip gerai man, tai vietos karališka. Vien žodžiu, su manta. Neužsispaudys. Tu gal nori perėti į priekį, girdėjai? Į priekį, į kur? Ne, jeigu čia suskeistume, jeigu sustotum. Tai važiuojam, koks skirtumas, kur nors viskas sustosim specialiai, tada ir galėsim. Vaivorykštė, reiškia lietė, ne? Nu, reiškia, nu tai ten buvo pranešta, kad tenai Lisva iki pietų, supranti. Nu ką, sustojam užkrauti automobilį, nes šitą jau truputį pritrūkom, nepirtrūkom, o 39%, dar liko truputį nuvažiuoti, tai stabtelėjom, kaip čia, pasikrauti energijos. Energijos čia kraunasi daug mašinų, va, kiek čia tų skaičių, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, va, visi kraunasi. Eisim pasivaikščioti per tą laiką. Nuo 50 iki 200 kW šaldytuvas. Vidmantui karšta. Einam ir mes pasikrausim kokios kavos arba dar kokio gėrimo. Rūtai jau metus išėlės. Vat, varžybos, jos vadinasi Skarvė, tai yra pavadinimas Plokščiakalnio. Reiškia, jis prasideda Fince, jis eina per visą Fince ir ateina į šitą gyvą, į 2 vietas, kuris ateina, va. Už Tausę tai yra truputį šitą žemiau. Tai va, čia yra kilometrų apie kiek? Apie 40 su virš, gal 50. Jisai padaromas kaip šventė, kaip varžybos, viską. Praeitais metais Rūta dar suspėjo veikti visus kitus evakavo, nes užėjo vėjas, audra, nieks negalėjo, tai su sniego tais visais užvarė, va. Tai yra šventė, ten važiuoja žmonės, dauguma žmonių, jeigu mes ten eitume, tai eitume kiekvienas su buteliu šito akevito, paeina, sustoja, išgeria, pasveikina. Kas yra akevitas? Kas yra akevitas? Mineralinis vanduo. Šventas vanduo. Jo, kuris kirto pusiaują ir vėl grįžo į Norvegiją. Čia tikrasis. Tai va čia yra, žinai, bet būtent ką tas reiškia, supranti. Bet aš nežinau kažkaip, kaip jūs sakote. Ai, čia parduotuvė. Čia parduotuvė, papuolėm, supranti, galbūt reiktų ateiti čia, antklodės pakalė. Tai va, pažiūrėjau, Skarvė, jinai per viršų perėjai visą. Pirmie, ten sakė, 12 kilometrų vien iki viršų. Nu va, įvyko užsipirkimas, Vidmantas parodė, kur mes čiuošim, va ten va į viršų atrodo. Ten važiuosim. Ten važiuosim, bet ten trasas aš matau. Ir jau sniego matau. Jo, ir vėją jaučiu.
mašina pakrauta jau. Tai aš tada paimu, žinai, jeigu aš matau, kad tai krenta, tai kyla, padarau tokia kaip, nes vadinasi gėdos, nepačiau labai gerai. Kur mes jau esam? Nebetoli. Nebetoli, kokios 5 minutės turėtų būti jau. Kelias jau va Jau toks. kaip ir... Medelių nebėra. Kaituotojų rojus va čia po kairę. Vidmantas parodys. Važinėja žmonės. Nesimato čia, aš nematau, aš nieko. Nuslenkia. Kažką užnysama girdi. Pasižiūrėk, kaip čia išjungti. Ir važiuosim kažkur va ten, va, ne? Vidmantai. Ten, kur geras oras, taip važiuojam. Jo. Kažkur čia. Mes jau toliau nuvažiavom. Va čia va parkingas yra. Ir sniego. Nes mūsų trasta ten, va O kažkur. žiūrėk, kas ten para... Ai ne, čia kažkas. Va čia motociklų trasa matau. Čia palauk, žinai, kas aš naisiu, naiti reikia. Čia kaip šlapia girdai, Gal žiūrėk, pabandyk ten pasakyti prie to, gal mažiau šlapia bus. Va prie čia pagirdė. Prie to balto. Tai vanduo, o pritariškai. Važiuosim. Įbėga upeliukai. Nes va, kur mes atvažiavam dabar, žiūrėkit, matot, žiūrėkit, kur mes esam, va. Pašvėlistovo trasa mūsų čia yra iš tikrųjų. Žiūrėk, kad čia vidma kažkoks pagaliukus įsmeigtus kairiai pusėje. Negali būti ant tos trasos pradžių. Gali būti ir čia, žinai. Ką čia yra kaitystų rojus pasirodo. Va, dėdulė ruošiasi vienas. Ką pasakė Vidmantai? Ne, nu tai čia gali išparkuotis, aišku, reikia mokėti tada. Ir šitą, man atrodo, neverta, žinai, kažkur tai... O į kurią pusę eisi? Tenai reikia. Tenai, man atrodo, tas pagaliukai. Nu, ne, čia kaip duotų, žinai. Nes jie čia iš to gyvena. Kaituotojų rojus, žodžiu. Tai čia vis pastovus vėjukas pučia. Tuoj parodysim, kurie čia tūksta. Va, čia startas yra. Ir toliau matom. Jau čia grįžta žmogus pasivažinėjęs. Ai. O ten va yra būrės, duodasi. Kaitai, matot. Mes ten ir eisime. Du ser jo hytta inni der. Ja, det må være den veien. Ja, du ser rett bak kanten her, nå så ser du inni der. Va, jau kraunamės daiktus. Ir eisime pirtę, ne, Artūrai? Jo, vidmas per... Nenuvažiuotų. Ką, pirtelė. Va, čia visai šilta. Stiklas yra. Nu va, čia visai gerai, žinokit. Sušilt, pasižiūrėt. O vaizdelis toks. Ką, beveik susiruošę. Palaukit, parodykit procedūrą, ką čia darom. Pasakojam. Vyrai pasakojam, ką čia darom. A, klijuoja čia. Ne visai tiesa. Klijuoja daiktą, kuris neleidžia skristi atgal. Viskas. Ir paruošta, ne? Žinai, ką galės padaryti? Ten yra vaškas toksai. Porą kartų per trinti, jis, žinai, Beveik susiruošę vyrai jau. Mašiną čia paliksim. Saugiai parkinge. Ir pradėsim tempti va savo šitos va, kaip čia, lovas pavadinkim. Čia daiktų pridėta. Kastuvėliai ir eisim va ten va, tiesiai. Nu ką, palikau raktus čia pas recepšinę, pas berniuką. Ir čia ratukas toks labai įdomus, matyt kažkokie vilnai daryti, nežinau. Daiktas, va ten va Vidmantas su Artūru ruošia visą.